Čia ir toliau labas rytas ir mūsų studijoje žmogaus studijų centro konsultantas Justinas Burokas. Labas rytas. Labas rytas. Iš ryto mes su jumis kalbėsime apie emocijas. Ar jūs mokate valdyti emocijas? Jeigu turite klausimą, būtinai paskambinkite mums į studiją. Ir yra toks reiškinys, toks apibrėžimas kaip emocinis intelektas. Kaip jį apibūdinti? Pati savoka emocinis intelektas gimė ne taip jau seniai, 20 amžiaus pabaigoje. Ir jo yra apibrėžiamas žmogaus gebėjimas suprasti ir valdyti tiek savo paties, tiek kitų emocijas. Na, jeigu paprastai tariant, tai žmogus, kuris sugeba įsiklausyti ir išgirsti savo emocijas, sugeba tinkamai suprasti kitų emocijas ir jas valdyti kasdienėse įvairiose situacijose, reiškia, jeigu jis tai daro gerai, reiškia, jo emocinis intelektas yra pakankamai aukštas. Bet kaip reikėtų suprasti kito žmogaus emocijas, kaip reikėtų įsigilinti į jo jausmus, kad jais galėtum pasinaudoti? Na, pirmiausiai, mes kiekvieną sekundę siunčiam vienas kitam labai daug informacijos, tiek savo kalba, verbalika, tiek ir visomis neverbalinėmis priemonėmis, gestais, mimika, balso tonu ir taip toliau. Ir tie signalai iš tikrųjų yra gana vienareikšmiškai ir jeigu mes atkreipiame dėmesį, tai ką žmogus mums nori pasakyti, mes galime gauti daug informacijos apie jo būseną, apie jo išgyvenimus ir taip toliau. Nekalbant apie tai, jeigu mes jį tiesiog aktyviai skatiname kalbėti ir papasakoti apie savo jausmus. Tai pirmas žingsnis, ką mums reikėtų daryti, tai pirmiausia kreipti tai dėmesį. Pateikite pavyzdžių, nežinau, kažkokių iš gyvenimo, iš praktikos. Kalbant plačiau, apskritai apie emocinį intelektą, tai dažnai buvo galvojama, kad jisai yra, dažnai ne emocinis intelektas, bet jausmai, galvojama, kad toks yra labiau trukdys ir nereikalingas dalykas, ypač jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie verslą, kur mes sakom, kad ten išvis šaltas protas, racionalu, jokių emocijų čia negali būti, jos tik tai trukdo. Bet jeigu, ir labai įdomu, jeigu mes pažiūrėtume statistiką ir tyrimus, ir jie labai plačiai iš tikrųjų yra daryti, šitas sritis gana plačiai yra nagrinėta, tai jie rodo vienareikšmiškai priešingą dalyką, kad, pavyzdžiui, vadovų, kurių emocinis intelektas yra aukštas, jų veiklos rezultatai yra nuo 20 iki 40% aukštesni negu jų kolegų, kurių emocinis intelektas yra žemas. Tai, jeigu mes pasižiūrėtume į verslą taip truputėlį iš arčiau, tai iš tikrųjų vadovai, ką jie dabar daro, tai jie dirba su kitų žmonių emocijom. Praėjo tas laikas, nežinau, 18-19 amžius, kai žmogus buvo tik dviejų rankų pora, kuri darė mechaninius darbus. Dabar pagrindinė pridedama vertė įmonėje kūrintis objektas yra žmogus. Todėl vadovui reikia labai tiksliai mokėti, suprasti, kaip jaučiasi jo pavaldinys, tinkamai mokėti įkvėpti, kad jis galėtų atiduoti visą save darbui ir galėtų tinkamai dirbti. Tai verslas yra vienas sritis, kur mes panaudojame emocinį intelektą. Kitas sritis yra labai plati, tai yra asmeninis gyvenimas. Įsivaizduokite žmogų, kuris kas rytą atsikelia, nelabai žino, kaip jis jaučiasi, jis sako normaliai, paskui nueina į darbą, grįžta, bet kažkaip jam visas toks jisai visą laiką įdirgęs, vaikšto ir galiausiai prasideda kokios nors skrandžio opos ir taip toliau ir panašiai. Bet jam greičiausiai akivaizdžiai kiekvieną dieną kūnas per emocijas siųsdavo signalą, nerimą. Tiesiog mes renkamės jį nuneigti, vietoj to, kad mes jį pasikeltume, išgirstume, ką jis mums sako ir iš to darytume tam tikras išvadas. O ką reiškia gerai pasinaudoti ir valdyti emocijas? Tai čia yra labai svarbus dalykas. Emocijas jausti yra gerai, jas reikšti reikia, pagal tą situaciją, į kurią mes pakliūname. Tai yra, kai aš sakau, kaip mes supykstame, tai pasakyti, kad aš pykstu, yra viskas normalu, bet tuo metu, pavyzdžiui, apriekti kitą žmogų, jau būtų šiek tiek neadekvatu. Tai labai svarbu, kad mes girdėtume tas emocijas ir tada jau galvotume, kaip jas tinkamiausiai išreikšti. Tai emocinis intelektas, dažnai yra čia tokia klaidelė daroma, kad žmonės sako, kad tapatina emocinį intelektą su laisvė jausmams. Iš tikrųjų, tai nėra taip. Emocinis intelektas tai yra apie išgirdimą jausmų ir tada proto įjungimą ir pagalvojimą, o ką aš galiu daryti, kad tinkamai išreikščiau šitas emocijas ir ką aš galiu daryti, kad tas emocijas pakeičiau, kad jas valdyčiau. Taigi emocinis intelektas yra apie gebėjimą ir keisti savo emocinę būseną įvairiausiomis priemonėmis. O ta tiesa, kad jeigu nežinai, ką pasakyti, nežinai, kaip elgtis, geriau patylėti, čia tinka ar ne? Žiūrim pagal kokią situaciją.
Kaip reikėtų lavinti emocinį intelektą? Yra įvairiausių būdų. Vienas iš būdų, kurį mes siūlome ir su kuriuo mes dirbame mokymų metu, tai yra toks taip vadinamas 4 žingsnių būdas. Tai pirmas žingsnis yra apskritai pradėti girdėti savo emocijas, atpažinti. Mes pradėjom nuo kitų emocijas atpažinti yra šiek tiek lengviau negu savo emocijas. Ir grįžtant ir pasikartojant apie tai, kad dauguma mūsų apskritai dažnai jaučiamės normaliai. Užmirždami, kad mes galim liūdėti, pykti, nerimauti, baimintis, paviduliauti ir taip toliau ir panašiai, viskas tai niveliuojamai normaliai. Tai pirmas žingsnis ir tai yra bazinis dalykas, ką mes turime išmokti, tai yra girdėti savo emocijas, na ir paskui eina kiti 3 žingsniai, tai yra suprasti, kaip mus veikia emocijos, kokią informaciją mums atneša, na ir galiausiai tas 4 žingsnis, tai pasirinkimas tinkamo būdo, kaip jas galėtume reikšti. Bet tai nereiškia, kad reikia valdyti ir nerodyti savo emocijų? Jokių būdų. Valdymas yra tiesiog adekvatus emocijų rodymas tam tikroje situacijoje. Vietoje emocijų nuneigimo, už kažkur uždarimo po 100 spynų, bet yra bėda ir kabutėse bėda greičiausiai su žmogaus psichika apskritai, kad mes negalime emocijų kažkur tai panaikinti. Jeigu mes jas nuneigiam, mes jų negirdim, jos kažkur kaupiasi, paskui prapliupsta. Elementarus pavyzdys su pykčiu. Jeigu mes truputėlį pykčio jaučiame ir jo negirdime, kažkur ten slopiname, sakome, viskas gerai, galiausiai ką mes padarome, nebesuvaldome. Taurė prisipildo. Jo, taurė prisipildo, mes aprėkiam žmogų. Vietoj to, kad iš karto galvotume, yra pyktis, ką aš su to galiu daryti. Ačiū Justinai už pokalbį, iki susitikimų kitą kartą. Dėkui.